O labuka. Nauja savaitėlė ir nauja darbai, ne? Vėl tuos sinoptikus, kai juos kur 9. Aišku, jie bendrai nekalti. Oras kaltas, kad mes nemokam prisitaikyti. Vėl čia prastus orus rodo, lietaus, ne lietaus, to šalčio rodo. Nu, karač. Tai purškimo atostogos. Bandysim kitus kažką veiksmus daryti. Jau čia turim nepabaigtų projektų nuo rudens. Nors gal dar tik tai 2 kartus, manau, užsiminė. Jo, turbūt gal tik 2 kartus dar užsiminė, brangioji mano, dėl tų mano nepradėtų, tai nepabaigtų projektų, tai gal dar galima ir pakentėti, bet pačiam norisi jau padaryti. Tai va, įsitraukim galingiausią ūkio traktierių. Neatsimenu, kiek iš čia tų arklių turi. Žvėris šitas. Kur čia, palaukit, rašau, 6, tai čia kokį 9 arkliai, o Jėzau. Čia, aišku, praverstų robotas, čia tų arų turiu, bet kokius 20 gaunasi aplink tą namą visur. Bet aš dar tos kartos žmogus turbūt, kai pats padarei, tai žinai, kad padaryta. O čia visokiem robotam, AI, perint darbą, ne, pats vargsiu toliau knisvės. Tai va, čia va vienas iš tų pradėtų ir nebaigtų projektų. Norim pasidaryti laužavietę. Tai rudenį išsikasėm duobę, spėjau atsivežti kelis kaušus žvyro va čia išsilygint ir baigėsi čia visi mūsų darbai. Užlijo, užsnigo, tada dar buvau kažkokią trydą pasigavęs, atsimenu porą dienų, nejau čia nieko daryti. Karačia, žodžiu. Tai liko va dabar šiam pavasarį, tai čia dar dėsim va kaip čia, bent jau planas va. Perimetru čia va taip juostelė, dėsim trinkeles ir per vidurį akmenukus kažkokią skaldelę supilsim, uždėsim kažkokių, nežinau, klijų matęs lyg tai yra, kad surištų tuos klijus ir viskas. Tai čia bus laužas, va čia degs šitai visai gražiai, čia yra tokia džiūva bus pridėliota. Sėdėsim ir taip, dar reikia va iš šičia va tą laidą atsitemti, va kur čia, va iš čia. Į čia reikia atsitemti laidą. Tai turėsim elektrą. Beje, o kaip jau mano akinis naujas. O, gerulis, ne? Lauk, čia gal į saulę geriau. O, greičiau, grynai greičiau akinis. Lidliai nusipirkau, brace geruliai. Pigučiai, sudrošiu, nereik nei valyti, sudrošiam ir išmesim. Tai va. O ką, čia sakau jau, orai prasti, aišku, šiaip tai rapsiukai kyla, tai minutėm, valandom. Ką valandom? Minutėm tikrai, aš čia nusišneku tradiciškai žodžiu. Prieš, kiek čia nepilna savaitė, antradienį bus savaitė, tai rytoj kaip vrškiau nuo žolių. Tai va, realiai, rugiagėlės. Susiraitė jau lapai, krenta visur. Aišku, šeštadienį vaikščiau po rapsus, dar kai dariau maitinamą į purškimą. Tai vabaliukų buvo vajata. Šiandien gal biškį mažiau, matau irgi šiaip skraidžiu. Ir tas tik tai mačiau, kad va pradeda, kai spartus augimas jų, stiebai pradeda trūkiniai. Bet tikėkimės, viskas čia bus gerai. Nesutrūkiniais tie stiebai. Gavo boro su molibdenu, gavo fosforo, gavo silicio. Silicis padeda užgydyti visas tas žaizdas greičiau atsistatinėja. Tai bus viskas, manau, liuks. Tai va, o ką čia dar? Dar reikia va šitą bačką išplaut prie šiltnamio, nes čia kokių priaugo gaidžių maurų. Reikės kercheriuką atsitraukti nuo garažo ir išsiplaut. Ir tiek, ir va ką. Panašu, kad čia savaitę laukuose nelabai. Čia kažką eis nuveikti. Vis tiek dar su traktorium tai dirbu. Baisuliniu. Didžiausias ūkio traktorius, bendrai, bet naujausias. Gal 4 metai, kiek mes čia jį galvoju turi? 2 Tai jo 4. Nedaug čia to darbo turi. 105 valandų gal tik įsukės per tą visą laiką. Ir tiek. Dar beje, jeigu vakar
Ne vakar, sakau, jeigu nežiūrėjot paskutinių video mūsų apie kelionės per miestus. Oi, gerai, ten Varėnai vakar uždalyvavom, pataikėm į tūsą kažkokį. Kas antras girtas vos, ne? Tai geras, ten buvo aišku kaviniai, kas sėdėjo. Tai sėdėjo ten žmogus gurkšnojo aliumbą, valgiai konservą su krabų lasdelėm, savo atsinešęs, irgi viskas liuks. Ateiname prie motociklų su Diena važiuot, nu jau deduosi šalmą, Diena irgi dedas. Ateina nuo daugiabučio vieno toks, jau matau, skardiniai aliumbo rankoj. Nu, priejo, čia sveikas, viskas, pitaka. Tavo mocas ar nuomoju? Nu, mano, sakau. Galiu nusifotkint. Nu, tai gali. O, tai jėga. Pyst galvą į šalmą man. Nu, okei, galvoju, man tai kas, aš tai su šalmu. Užkūriau aš jam tą mocą, žinai. Galiu biškį pagazuoti, tipo. Nu, prašau. Paėmė vieną, suku ranką ir tą antrą, suku. Gerai. Jo, gerai jaunimas, davai, dar sykį iš galvos, pyst man į šalmą, atsidarė tą savo skardinę ir nuėjai. Likom nesupratę nieko, kas apie ką. Nu, bet svarbu, ten Varėnai žmonės linksmi, gerai nusiteikę visi. Švenčia sekmadienį. Tai va, matysim, dar šią savaitę reikėtų Goldo technikinę prasivaryti. Aną dieną, žinote, atėjau, kad jau baigėsi. Tai va, parodysiu motociklą, ką nors iš arčiau. Gal yra kas nematė tokio motociklo, jis šiaip jau beveik antikvarinis, bus galima jam tenai rudus numerius istorinius išimti. Nors ne, neseniai gamybą nutraukė 17 berods. O turi turbūt 25 metai nuo gamybos nutraukimo būti. Na, neatsimenu aš tą žodžiu. Tai va, gerai, pjaunam žolytę. Vyksta tręšimas, kintama norma. Čia viskas išmani barstyklė. Sulkį berods kokios būdavo tokios spalvos, ane? Nesupuvau dar nieko. Čia viskas gerai. Beriam, kaip priminėjau, kintamą normą, va, nuo akies. Eina granuliais gražios gerai. Jėra trašas pilam. Ant pievutės kokybės taupyti negalima. Reikia tik kokybiškų trašų. Reikia varikliuką įsitaisyti kokį prie tos barstyklės geriau, ne? Bet va vis tiek patręšiam, va. Lėkia grūdukai. O, perku trašas. Draugelis sako, bet tai žinok, patręši, sako, daugiau. Tai pjaut reikės. Tai žinau, sakau, tai ką tu man siūlai daryti, netręši visai, na ir ruda ta žolė. Čia jau ir šiaip ta pieva pas mus tragedija. Reta, nususus tokia. Kiek čia dabar prieš 3 metus, man atrodo, pasėjom. Uždžiovino. Laistyk, nelaistės, čia tokius plotus, ta prasme, reikėjo vieno žmogaus dar etatą priimti, kad palaistytų galėtų tą vėją. Na, bet iš bėdos gerai. O kažkada galėsiu sau leist, paimsim ir atnaujinsim tą vėją. O dabar tai gerai. Ir tas, kad čia vidury laukų gyvenant dar kažką labai tą vėją investuoti nenoriu. Nes, kaip ir minėjau, kiek 3 metai nepraėjo ir jau daug vietų yra, kur prinešę sėklų dobiliukų, motiejukų, kokių čia velnių, kiaulpienių, tas pats irgi kosmosą, gaunam tų pūkų visų, nu čia neapsisaugos. Atrodo, čia tų pievų aplink nedaug likę, bet vis tiek visokie keliukai, pravažiavimai. Tai sakau, čia pakol kas ir taip gerai. Gerai, va, graži barstyklokė. Gardena, kokia čia sulkį. Šeiminykiai vaikštau nuo mūsų laistytuvų. Jau strėlių gausiu dabar. Va, pribarst čia ant kiemo trašų. Švaistai vėl, tai produkcija? Ne, tai trinkeliais minkštesnis bus, nu, gražesnis, užaugs dabar. Skaičiuosiu iš atlyginimo. Vakarieniais mažiau gausi. Gerai. Nu va, kažkokį griovį prakasiau. Laidą reikia va pakavoti iki laužavietės, kad nueitų. Tai čia
Planas buvo, kad tik tai kastuvų prasmėgiu. Tarpą ir įdedu laidą įspaudžiu, bet nesigavo, čia prasiknisau. Tai va lengvai prakasiau. Tikiuosi neužšals elektra žiemą. Reikės įjungti ką nors, kad naudotųsi, ne? Nes kitaip, kai būna daug šalčio, užšalt gali. Tai va, o šiaip jau. Vakar dar čia matavausi biškį, tai reikės dasivežti žvyro į kraštus čiut. Tiksliau gal prasilyginsiu dabar iš to, ką turiu aš čia. Ir tada kokius 5-6 cemus to sauso betono. Ir dėsiu trinkelės, mano trinkelės, ką turiu, tokios pačios, va, kai kiemo bus, čia perimetrų juostai sudėtai dzin. Irgi apie 6 cemų, man atrodo. Plius nei čia vaikščiosiu per daug, tai yra nevažinėsiu čia per daug, nei nieko, tai čia viskas bus gerai. Gerai, einam užkasinėti laidą ir žiūrėsim, ką toliau daryti. Oriukas superinis būtų, ne, smagu, gražu, purkštai eitų, tai ne. Naktį šalna, dabar vėjas bilia koks. Ir oliai, galvoju, visai savaitę į priekį rodo lygiai tą patį šūdiną orą. Rodo naktim šalnas, dar čia rodė lietaus savaitgalį, dabar jau beveik nerodo nieko. Čia tie šalti orai rapsai tai nelabai patinka. Bet pernai po didesnių šalčių dar derlius neblogas buvo, tai gal ir dabar bus gerai. Va kaip gražiai, va, šalčio padariniai, va. Va, susisukė, susiraitė, išsiklaipė tie rapsai visi. Ta prasme. Va. Ir nieko, nu ką, nieko čia jiem nepadarysi. Maitink nemaitinės, nu tai gavau prieš tuos šalčius, va čia vos, ne prieš tas šalnas. Boro stipriai, tikrai virš litro. Jo, litras su biškiu ten gavosi gal 1,2 litro. Gavo prolio, kuris irgi padeda va tom stresinėm situacijom pasitvarkyti, taip. Tikėkimės bus gerai viskas. Ir jau žiūriu, pavasario gėlės jau žydi, pienės, va. Čia jų kraštas, pieva, čia nedaryta niekas. Palikta paprastai netvarkyta dar, tai pienės jau žydi, jau pavasaris. Gana čia malt šiaip privalgym, pietum labai skaniai karkutės įšovėm, tai einam bandyti dirbti, gal nesprogs pilvas. O. Tie, kas mane pažįsta, tai žino, kad labai mėgstu visokias nakleikas. Vajat. Ir rūbų, va. Padariau šiandien, tiksliau vakar užsakymą padariau, šiandien padarė, va. Nemoku pakabinti gražiai, va šitą. Va. Motofermeris čia, va, ir čia, va. Ir va, beskilipdavau pasidariau, kad galėtau lipyti kur tik noriu. Čia vaikų rankdarbiai, nekreipkite dėmesio, jūs irgi dirbščius kaip ir aš. Tai va, šiaip tai super greitai sudirbo vyrukas. Marijampolėje dariausi 3 formos. Galėsiu nuorodą apačio čia įdėti. Tikrai labai greitai padarė. Vakar po pietų aš jam nusiunčiau, ką noriu. Šiandien apie kokią 11, pusę 11 ryte nuvežiau maikės, palikau, nes buvau pamiršęs iš namų pasim. Ir 1 valandą skambina, jau atlik, tai variau per miestą, per raudonas visas, pro radarus, kad tik greičiau lipdukus pasim. Tai va, jeigu pamatysi dabar jau kažkur prilipintą lipduką, tai žinokit, kad tenai apsilankę buvau ir aš. Ir va, fermerieniai. Ai, nulipyti visur. O, labą rytelį. Tokiu metų laiku iš šito traktoriaus, galvoju, retai kada sėdžiu šitam traktoriui, tiksliau. Ir šiaip kelionė tokia nuo ryto. Pernai rudenį keičiau tepalus, keičiau filtrus va klasę pilnai. Ir po keitimo niuansai prasidėjo. Nu, neprasme nieko keisto, šūda ranktis. Pats keičiau, tai matyt kažką netaip padariau. Nors, ta prasme, nėra ką ten kitaip padaryti. Išleidi tepalus, atsuki filtrus, sudėdi naujus, supili tepalus, viskas. Nu, bet žodžiu, pakeitėm filtrus, tepalus pakeitėm ir
pasidarė po to vairas sunkus, pradėjo dinginėti priekinis tiltas, ant galo visai dingo, šlaunys galinės nustojo veikti. Tai vienur kitur čia problemų ieškojo per darbymetį, aišku, nesigavo nieko prisikviest, nes čia vienas servisas rimtas pasakė, kad čia mums per mažas gedimas, kad pas tave per darbymetį važiuot. Baisiai supykęs buvau ant jų. Gal jie ir supranta, bet baisiai buvau supykęs. Tai va, tai dabar pavasarį irgi, aišku, buvau naivus. Tikėjausi, kad per žiemą stovėdamas traktorius susitvarkė. Ne, nesusitvarkė, nesigavo nieks. Tai va, tai dabar varom į Kauną. Į Novarentą varom traktorių, tikėkimės kažkuo pagelbėti, galės nustatys gal gedimą tiksliau, nes čia ir Baltiko to pačio servisas buvo atvažiavęs, žiūrėjo, spaudimus matavom, tai kaip ir matuojant, atrodo spaudimai geri, bet jungiant kažkurią funkciją per greitai pašoka, nukrenta, tiksliau nukrenta, ne pašoka. Tai taip neturėtų būti, ar kažkur magistraliai kažkas užstrigę kokių šapų nuo dugno, pakėlė kokių šiukšlių, kažko neaišku absoliučiai. Tai kad užtektų tik tai, būtų dingus hidraulika visa, nu tai išėmė siurblį, nuvežė restauruot, atrestauravo ir ramiai savo dirbi toliau pasikeitė, bet dabar, nu ne vien dėl to, tai reikia tikėtis ras kažkokį gedimą, nustatys priežastį tiksliau. Gedimas kaip ir aiškus, kažkas su hidraulika, tai va. Ir ką, nu ir lėkiam į laikinąją sostinę. Paskutinį kartą su šituo traktorium dideliam mieste normaliam pasivažinėjau. Kaip čia 2,5 metų lipdukas, matau, atgal lipintas, kai buvo protestas Vilniui. Įdomi patirtis. Po centrą Vilniaus, po Gedimino prospektą aplink Seimą važinėti su traktorium. Ir matyt, dar ten jų daug. Neatsimenu aš ten to skaičiaus, kiek ten buvo iš viso tų traktorių. Daug susirinkę, aišku, dideliai daliai Vilniečių tai buvo pramauga vos ne. Ir jeigu atvirai taip, tai tikrai nustebino su tiek, kiek ten teko pabendrauti, nu tikrai ne su keliais šimtais ar keliom dešimtim, bet su keliais žmonėm, kurie pakalbino, paklausė, ką čia atvažiavom, ką čia veikiam, kodėl kas. Tai jie visi pozityviai buvo nusiteikę. Patiko tas pasakymas, kad gal antrą, trečią gal protesto jau dieną. Tokiam, nu jau pavadinčiau gal močiutė, tarp šiam 5-7 metų gal prieina čia pakalbint, ką jūs čia, iš kur čia, kodėl, su kuo. Ir jinai taip, kad jeigu ūkininkai protestuotų, čia visai netoli kažkur Cvirkos aikštės gyvena, jinai, prie pat tenai vyriausybės, kur ir vyko protestas. Turbūt Cvirkos, neatsimenu. Tai sako, jeigu čia ūkininkai protestuotų, tai galėtų kasdien protestuoti, sako, ateit gražu, sako, pažiūrėt, susirenkat, sako, tvarkingai, paliekat po savęs, jokių nieko, sako, vakare praeini, gražu, švaru. Ta prasme, mes tai už jūs tikrai kovokit dėl savo teisių, ko jūs čia kaip ir benorit, sako, aš sako, tai jau ką jau, aš tokia, jau nieko per daug negaliu padaryti, bet palaikau tikrai pati kilus iš kaimo, augus kaime, tai suprantu, ką tai jūsų duona reiškia. Tai sakau, ir ne vienas taip tikrai gražiai išsireiškia, gražiai palaikė. Aišku, tų heiterių ir lojančių ir vatnikų ir visokių, tai jau buvo ir bus. Čia gal ir tų vatnikų labai didelę dalį iškėlė į paviršių Ukrainos karas. Nu, tai kad dažniausiai šūdas plaukia vandens paviršių, jau ne dugne nusėdęs būna. Tai jie labai greitai išlindo, labai greitai pasirodė, tai iš tikrųjų ir tam pačiam Facebook'e draugų ratą pravaliau, nes buvo jų išlindusių, ojetau. Iš tikrųjų, apskritai jaučiu žmogaus kritinės, tas kraštutinės savybės labiausiai ir parodo kritinės, tokios sudėtingesnės situacijos. Tai va, nedaug jau čia liko iki tau Kauno, karas čia ties tais. Ajata, užkrito. Nu, žodžiu, įvažiuoju
į Prienų rajoną iš Kazlų Rūdos. Netoli, 20 kokį kilometrų, 25 gal iki Kauno. Ties Kriaudžiais, va, atsimenu. Jo fana tiek kartų pravažiavęs ir užkritau pavadinimas. Tai va, ir bevažiuodamas dar čia pagalvojau, tų vietų pilna, kur tai lenkimas sudėtingesnis, tai matomumo mažiau, nors čia suvalkioja geri keliai. Bet apskritai, va, kai traktorium važiuoja tokiu daug labiau apkrautų keliu, tai jeigu ožys būčiau, tai ir mėgčiau įožint daug ką, tai ta prasme nežinau, kiek pasidėtų vairuotojų teisės, bent jau kuriam laikui. Dabar, kad ir, tarkim, ištisinė juosta dzin, lenkia, nežiūri, jie nieko, ta prasme, nes, aš važiuoju dabar, kiek aš čia važiuoju, kem 8, kem 9, gerai, su kitais traktoriais važiuoju, lėčiau ten 3-5, kokius 30 mane. Visiškai nesvarbu, ta prasme, jie tų ištisinių juostų nežiūri, jiem ale reikia, jie lenkia ir važiuoja. Tai va, tai tokia, gal kažkada ir aš taip važinėdavau, bet čia kaip ir prieš tai kažkuriam video sakiau, kai policija nemato, tai viskas legalu. Ne, tai nuo bendro suvokimo susideda viskas, tikrai. Ir reikia, kad ir ar mato, ar nemato, to policija elgtis kultūringai, tai kas ir būtų, jeigu negaliotų taisyklės, kai jie nemato. Tai burdakas būtų, šiukšlynas, baisu. Ok, judam link Kauno, nedaug čia likę, sakiau, to važiavimo. Pasivažinėsim po Kauną, pro Petrašiūnus, pro Molą, o reikia gal į Kasburgerį užsuk pusryčių pavalgyti, ne? Ir tiek, gerai, susitiksim jau čia netoli nuo Varento, kažkur Kaune. Kauną pasiekėm, viskas, einu palieku traktorių ir žiūrėsim, ką toliau čia sutarsim. Kas per gedimai, kas per remontai bus. Laukim update'o. Parvežė brolis žvyriaus, bus ant duobių pasipilt, bus dabiskį kur. Da gali stumt. Gerai! Nu va. Galima bus vožt. Galima verst, o kaip kyla gražiai. O čia šią savaitę nieko, čia nenuveikim per daug. Tai kanalizacijas atkimšinėjau, laidus pravedžiau, traktorių nuvariau į remontą. Vėjas, šalnus, kitą savaitę irgi tas pats. Bet jau gal biškį bersim trašų kitą savaitę, ant kviečių reikės vis tiek. Tai va, dar prie to savo laužavietės ten galima bus pasidarbuoti, kai žvyro bus, nes jau čia nejau pasikabint nieko. Tuo akimirką, kai birs žiūrim. Kyla. Čia kai pradėjom su fūra savo darbuotis, tai būdavo, kai nejauku, kai tas cilindras maskatuojasi lengvai visai. Ypač ant kokio nelygaus paviršiaus. Bet paskui įpranti, po biškį, kur dėtis. Reikia įprast. Čiuožia žvyrius. Panašu be molio, nes čia iš to karjerų, kur veža, kur parvežiai tiksliau dabar, tai kartais būna labai ne kažkoks. Įdomu, pajudės. Turėtų išvažiuoti. Išvažiuos, nereikės traktoriaus. Gerai bus viskas. Byra žvyrius. Biškį lenkia, bet nieko, neplėš. Gerai. Varyt gali viskas. Čia jam kiba daugiau pakrovį. Krūva dadesnė atrodo. Opa! Kai savo vežiesi, tai pakrauna tiek, kiek reikia, ne?
o ne kiek pinigų mokė. Nors čia tik atrodo, ta krūva didelė, šūdas niekas, čia kokie 15, 17 kubų gali būti, nedaugiau. Nu gerai ir tiek. Žodžiu, iki kitos savaitės darbų. O, da, daužausi, tu negazdyk manęs. Gazdina čia jis. Tai va, šiai savaitę išteks. Kitą savaitę jau bus ir rapsai pražydę, žinokit. Aišku, silpni rapsai pirmi ir pražyst. Tai va, pražysti ir apsiukai. Gerai, iki greito, susimatysim po savaitgalių.